Tai čia yra dėl visa kalba iš principo yra apie, organinį matomumą, ar ne? Nes įmonė, kuri save nori pozicionuoti, būti labiau matoma internete, ar ne? Va čia ir yra tie sprendimai. Tai leisti kampanijas, ar ne? Tai arba per Meta, arba per Google ir SEO susitvarkyti. Tai faktas, kad įmonė, ko gero, turi turėti socialinių tinklų paskyras, ar ne, ir tinklapį. Ir dar be to turi būti apie tą įmonę kažkur tai kitur kitose puslapiuose kalbama užsimint, ar ne, kaip ten būna straipsniai kažkokie, tai ar ten dalyvauti laidose kažkokiose, tai yra bendras matomumo, kaip sakant, paketas, ar ne? Tai, bet, tu dar prieš einant, į kiekvieną, detalę, ar ne, noriu tavęs paklausti apskritai, kodėl tu pradėjai, visų pirma, SEO? Kodėl tave tai patraukė? Patraukė mane todėl, kad SEO yra toks įrankis, kai tu esi niekas, gali pradėti save pozicionuoti pagal raktažodžius skirtingose sferose ir tu esi atrandamas. Iš esmės, jeigu nežinai, kaip leisti reklamą ar dar kažką, o parašytas straipsnis, tave mažų mažiausiai pagal vardą pavardę jau kažkas ieškos ir jau domėsis, koks tai verslas, apie ką tai,